Labas. Labas, aš esu Giedra. Aš esu Vytenis. Ir filmuojame savo būsto įsirengimą. Šiandien bus 4 dalis. Šioje dalyje pamatysite, kaip lankėme keletą salonų, kaip mums sekėsi išsirinkti tam tikras medžiagas. Kaip mums pavyko išsirinkti parketą, tai buvo didelis iššūkis. Ir dar truputėlį užsiminsime, kas mums pateikė pasiūlymus, kurie skyrėsi netgi 2 kartus. Ir kokia šiuo metu yra būto stadija. Tai yra, kokie darbai jau pasistumėti, ką mes nuveikėme ir kas dar laukia. Tai Giedrė, ką mes nuveikėm per šias 2 savaitės? Ką mes nuveikėm? Tai nusipirkom santechniką, nes jau iš tikrųjų reikia dėti patinkinę sistemą. Tai nusipirkom vonę, VC visas dalis, dušo sistemas, kriauklės. Tai kas yra faina, tai mums pardavėjai visą tą įrangą palaikys iki tada, kada mums jo reikės ir atgabens dalimis. Tai mums nereikia kažkur jos sandėliuoti, bet kai pirkom viską vienu kartu, tai automatiškai šiek tiek ir gavome nuolaidos. Tai yra patarimas jums, pirkit viską vienu kartu. Aplankėme Finomedis dėl sienų dangos. Apdailos, tai bus durų apdaila, bus sienų apdaila ir bus baldo apdaila. Mes nusprendėm dėti juos dėl kelių priežasčių, tai yra kokybė. Ir tai, kad kadangi auginam 2 vaikus mažamečius, kad mums nenutrankytų, tai vietoj lukšto pasirinkom dirbtinę vis dėlto dangą. Šitą buvau atsivežus ir šitą. Tikrai šitas? Taip. O ne šviesesnės? Tai? Jo. Čia į pilkumą tokia, ne? Vizulkite šitą, ne? Ar susinervavai labai? Ne, tai dar nesikeičia nieks, nes dar... Nes Skaistė nutilo, žinokite, Skaistė nutilo ir... Vyksta dėl spalvų ginčas, tai... Sako jos, kad ne ginčas, bet Skaistė nutilo, nes mums, sakom, gal dabar šitą tamsesnę reikia spalvą. O šitas neturiu? O Skaistė sako, šviesesnė. 1 hour later. Valia, šitas turbūt. Na ir aplankėme Capri saloną Vilniuje, kur mums pasiūlė Skaistė ten išsirinkti plyteles. Ir iš vizualizacijų tos plytelės taip įdomiai atrodė, tačiau nuvažiavus į vietą, iš tikrųjų labai maloni salono vadovė, viską aprodė, papasakojo ir kas nustebino, kad tos plytelės tai buvo akmens masės plytelės ir jos gyvai žymiai efektyviau atrodė. Ypatingo dydžio plytelės, kurios bus panaudotos voniose, ant mazguose, bus viena pagaminta ir kriauklė iš plytelių. Kai aš jas pamačiau gyvai, aš galvoju, kad ten yra natūralus akmuo. Wow! O tai, aš nežinau, jis iš tos pusės pasakys, tai yra labai gražus tekstūra. Tokia, matosi gal, ne? Jeigu šiek tiek paverti, gaila saulytė, bet nešviečia. bet kad nėra lygi visiškai. Aš jums neatsiūliau, jeigu daryti iš plytelės stangiai šitinėti šitas plytelės. Jeigu ne akmuos. Ne, dėsim akmenį, bet čia aš labai gražus. Akmuo, vadinkim akmuo. Akmens masė. Ten, man atrodo, mes turime. Šiaip va šitą labai mums tiktų. Šitą, ne? Rodoma iš tos. Nes ir tos grindys. Reikia formuoti tą visą kampą, jinai atsipjauna tam tikroje vietoje ir tada jūs čia prišlifuojat ir tada lenkiat, kiek jums reikia. Ir tada išsaugot tą skylutę tokią, kokią reikia, tą siūlę. Taip pat dar apsilankėme grindų salonuose, pabrėžime salonuose, nes premium parketo kainos skiriasi iki 2,5 kartų. Tai šitą vietą mus šiek tiek šokiravo. Ir labai renkamės, žiūrim, skaitom, domimės, laukiam atsiliepimų iš visų patirčių. Tai būtinai pakomentuokit, kokį parketą dėjot, galbūt kokias klaidas padarėte, nes labai daug Lietuvoje gaminančių yra parketą, daug pabalty gaminančių ir visi sako, labai geri yra. Ir mums tikrai sudėtinga išsirinkti. Ir mes norim pabrėžti, kad kodėl renkamės parketą, o ne, pavyzdžiui, vinilą, laminatą. Vinilą turėjom prieš tai, viskas su juo yra gerai, viskas yra fainai,
Bet mes norim natūralumo. Šį kartą norim natūralumo, kadangi tik virtuvėje pas mus bus akmuo. Bet suprantam, kad aišku, parketas jisai dėvisi. Bet mes nebijom to. Mes kaip tik norime... Mums reiks, kaip sakau, nepakvaišti dėl kiekvieno ten brūkštelėjimo, tai natūralu. Rinkomės grindis, atrodo, kas čia sunkaus. Bet ne. Tapom pusiau parketo ekspertai. Spalvos, lentų plotis, alyva, lakas, raštas, kaina ir Wilbergs. Iš pradžių ne, ačiū. Truputėlį per brangu. Praėjo savaitė, 2-3, aplankė maždaug 6 skirtingus salonus, iš gamintojų susirinkom ir kainodaras, ir jų privalumus, ir visi atrodė wow. Ir ką, grįžom prie Wilbergs. Nes viskas, ką bandėm rasti geriau, buvo tiesiog ne apie tai. Moralas, jei kažką iš pradžių atmeti, gali būti būtent tai, ko tau reikia. Arba mes tiesiog pavargom ieškoti. Paskutinė vieta, darbų vadovas pradėjo darbus. Tai jau vonios. Šiek tiek įdėsim porą kadrų, ką nuveikė, nes kol kas tik tai griauna. Mūsų namus kol kas tik tai griauna ir už tai ima pinigos. Jau prasidėjo pirmieji darbai, paruošimieji. Va. Ardosis šitą sieną. Jos nebeliks. O, nebėra sienos. Čia taip pat jau nebėra sienos. Visa šita zona bus didžiulis miegamasis. Jau baigė atsiardyti šitą sieną. Šiek tiek sulūžo gipsas. Čia gulėsime. Čia bus, aišku, siena toliau. Bet dvigubas langas, tai jau promiegamai matysis. Labai gerai. Ačiū, kad žiūrėjot ir jeigu patiko šitas video, paspauskit laiką, pasubscribinkit mūsų kanalą ir galbūt parašykit kažkokį komentarą, rekomendaciją, labai laukiam. Ir aš būtinai pasistengsiu sureaguoti, atrašyti ir galbūt su jumis padiskutuoti. Jeigu norite turėti diskusiją, galite netgi parašyti mums per Instagramo profilius ir mes galime netgi privačią diskusiją turėti, galbūt duosit tikrai gerų įžvalgų. Už tai esame dėkingi. Iki kitos dalies. Iki. Iki.